Ką reiškia sapnuoti mokyklą? Sapnai apie mokyklą paprastai rodo, kad žmogus jaučiasi prislėgtas ar patiria stresą realiame gyvenime. Tokie sapnai atsiranda dėl naujausių mūsų patyrimų arba ilgalaikio nerimo ir nesaugumo jausmo. Būti mokykloje – tikėkitės nemalonumų. Pradėti vėl lankyti mokyklą – teks dėl kažko atgailauti. Ieškoti mokyklos, bet jos nerasti – daugiau pasitikėkite savo jėgomis. Jeigu mokykla pilna vaikų, turėsite daug rūpesčių. Vesti vaikus į mokyklą – perspėjimas keisti savo gyvenimo būdą. Mokytojas jūsų sapne gali atspindėti mentorių arba vadovą, į kurį įsiklausėte budriame pasaulyje. Sapnas simbolizuoja išmintį ir patarimus, skatinančius jūs įsiklausyti į gyvenimo mokytojus. Kuri nors konkreti viena pamoka pasirodanti sapne reiškia dabartinį gyvenimo iššūkį. Ji įspėja, kad susitelktumėte į užduotį arba testą. Sapnuoti mokyklos išleistuves reiškia ne tik aukštai išmesti kepuraitės, tai reiškia judėjimą pirmyn. Deganti mokykla jūsų sapne piešia transformacijos paveikslą. Tai jūsų vidinis feniksas, siūlantis pakilti iš senų sisteminių pelenų. Sėdėti mokyklos suole nėra tik vaikiškas žaidimas, tai reiškia pasiruošimą ir organizavimą. Laikas susitvarkyti savo darbo erdvę budriame pasaulyje. Jaustis pasiklydusiam mokykloje tarp koridorių reiškia gyvenimo labirintą. Tai užuomina sustoti, atsikvėpti ir ieškoti krypties. Vėlavimas į pamokas sapnuose šaukia apie spaudimą. Jūsų vidinis varpelis neramai skambina, ragindamas geriau tvarkyti savo laiką. Sapnai apie mokyklą senovėje. Senovės Egipte sapnai apie mokyklas buvo reti, tačiau mokymasis buvo glaudžiai susijęs su išmintimi ir dievų paslaptimis. Senovės Graikijoje Sokratas galėjo sakyti, kad sapnuojama mokykla pranašauja filosofijos tyrinėjimų ar savišvietos laikotarpį. Biblijos požiūrį gali reikšti, kad mokykla sapne simbolizuoja drausmę ir kelią į teisingumą. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelėkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.